Laidoje papasakosime apie žymųjį lietuvių epo autorių Kristijoną Donelaitį ir jo reikšmę lietuvių kultūrai. Susitiksime su energingoju režisieriumi Ramūnu Kaubriu, visai neseniai tapusiu Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovu, kuris papasakos apie savo kūrybinę veiklą ir planus. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Artimiausią pusvalandį Baltikum televizijos eteryje su jumis bus laida Kultūra Plius. Ramūnas Kaubrys daugiau nei 10 metį režisavęs įvairius spektaklius ir nekart apdovanotas už puikią režisūrą, šiandien yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro direktorius. Nors vadovauja kuriančiam kolektyvui, tačiau jam ir pačiam netrūksta įvairiausių kūrybinių idėjų. Šiandien susitikime su Ramūnu Kaubriu. Ramūnas Kaubrys gimė ir augo Girdžiuose, Telšių rajone. Jau tuomet buvo aktyvus vaikas, kurį nuolat buvo galima išvysti scenoje, jis nuolat dainavo, šoko, lankė dramos studijas, skaitė eiles. Kieme, asfaltas ir aš, reiškia, pats savo kuriu choreografiją. Tikrai tai buvo vaikystėje, toks epizodas neiškilo, kad aš dainuoju Alos Pugačiovos dainą Milijon alых roz ir dainuoju, šoku, reiškia, visą tą kiemo asfaltą išpildau savo ir judesiu, ir garsu. Jau mokykloje mokytoja pastebėjo jo talentą ir pasiūlė važiuoti studijuoti aktorystės meno į Vilnių arba Klaipėdą. Tuomet atvykęs į Uostamiestį metus studijavo lietuvių filologiją ir režisūrą, tačiau po metų įstojo į režisūros kursą, kuriam vadovavo Elena Savukynaitė. Čia baigė bakalauro ir magistro studijas. Na, žinoma, juokas juokai, bet šiaip visada stengiuosi būti kiek įmanoma pareigingas ir visada, bet ką veikčiau gyvenime, visada atiduodu save 100%. Tai studijų metu dirbam daug įvairiausių ištraukų statymai, vaidmenų. Turiu taip pasakyti, kad turiu 3 diplomi, tokius, reiškia, 3 pirmuosius darbus, kaip sakiau, Gifuosi tėvo kalba, jaunimo centre, koncertų salėje, Žano Ženė kambarinės ir magistro diplominis, tai Žana Dark ant laužo. Dar studijuodamas pradėjo dirbti Klaipėdos muzikinėme teatre režisieriaus padėjėju. Kaip juokauja Ramūnas Kaubrys, nuo tada jis užsidarė Klaipėdos muzikinėme teatre. Likimas nedavė galimybės rinktis kūrinius, kadangi dabar negalėčiau taip suskaičiuoti greitai jau visų tų kūrybinių darbų, jų yra tikrai daugiau negu 20, manyčiau. Tai gal vienas, kitas tik tais, kur aš rinkausi. Principe turbūt daugiausia kūrinių, kadangi jų yra pastatyta būtent Klaipėdos muzikiniam teatre. Tai dažniausiai būdavo tuometinio vadovo Stasio Domarko siūlymas vieno ar kito kūrinio. Yra tikrai ne vieną kartą tekę atsisakyti, bet dažniausiai priimdavau siūlymą. Dėl to, kad džiaugiausi, kad manim pasitikė ir man siūlo. Bet esu žemaitis, dėl to esu užsispyręs, taip kad ne visada, ne visus kūrinius priimdavau. Visada ieškau pirmiausia ypatingai pasiūlytam kūrinį, kas man galėtų jame būti man aktualu. Tai, kad jis žemaitis ir užsispyręs, kaip bet koks žemaitiškas užsispyrimas yra ir gerų, ir blogų, norėčiau taip, kad jo atveju tai yra turbūt gera savybė užsispirti, siekti tikslo kažkokio. Bet nereikia turbūt visų mūsų idealizuoti ir mes visi esam žmonės ir visi pavargstam. Nors kūrinius pastatymams dažnai pasirinkti tekdavo ne pačiam, tačiau režisierius stengdavosi juos pamilti, kuo geriau suprasti, kad galėtų perduoti savo sumanymą visai prie spektaklio dirbančiai komandai. Man visada labai svarbu po to, kai aš atrandu tą nors krislelį man patinkančios temos, toliau visada ieškau laiko, nes to laiko visada trūko ir trūksta, bet tiek, kiek galėdavau nučiupti laisvo laiko, tai visada aš stengiuosi ieškoti konteksto, kodėl tas kūrinys atsirado, kodėl jį parašė autoriai. Stengdavausi to konteksto būtent ieškoti autorių biografijose, toje aplinkoje, kurioje jie gyveno, ir tiek, kiek spėjai kiekvieną kartą surinkti to konteksto,
kiek jį toliau pasistengia panaudoti. Kaip jisai mato visą veikalą, dažniausiai jau visą jisai mato jį. Kai aš dirbu su juo, man reikalingos tik tai detalės. Aš tas detalės pasiimu ir toliau gvildenu, o jisai apriepia viską ir sustumdo, dailininkus padeda į vieną vietą, choreografą į kitą vietą. Ramūnas Kaubrys apgailestauja, kad šioje epochoje, kurioje jis kuria, norima, jog viskas būtų atliekama greitai, nepaliekama laiko iki galo susigyventi su pjese, režisierius priverstas skubėti. Šis nėra laiko pasakoti, tai pasitikė pačiu aktorium, vedi pagrindinę liniją, kas svarbiausia yra sudėlioti tame spektaklyje ir dažnai pasitikė kolegomis, pasitikė dalyvaujančiais ir kartais iš tikrųjų, jeigu su tavimi yra kartu supratingas kolega, užtenka vieno žodžio. Tai yra laimė, kad dirbti su tokiais kolegomis, kuriems užtenka vieno žodžio, o kartais neužtenka kitam ir 200 žodžių. Tas režisierius, kuris tikrai gerbė komandos darbą, režisierius, kuris iš tikrųjų, ir mes kiek darydavom spektaklius, tai iš tikrųjų yra daug po 6 valandas. Įsivaizduoju, kad jeigu gali žmonės sėdėti, šnekėtis ir diskutuoti, kaip tai turėtų būti. Tarkim, kokias 3 dienas, tai būna sutinusiom galvom ir taip toliau. Dabar, kad prieš pradedant darbą, jau atėjus į sceną, tarkim, jis tikrai daug ką su komanda dažniausiai būna scenografas, kostiumų dailininkas, choreografas. Per paskutinius 5 metus, man atrodo, mes suprantam vienas kitą iš pusę žodžio. Aš jį suprantu iš pusę žodžio. Aišku, jo neklausiu, ar jis mane supranta iš pusę žodžio, nes jis nesako. Bet šiaip, jį gana lengva suprasti, nes, sakau, dar kartą jisai labai nuosekliai viską daro, labai tikslingai ir viskas aišku yra, nes viskas prasideda nuo A ir užsibaigia paskutinė alfabeto raidė. Tai, manau, tai yra pats geriausias dalykas režisūroje, būtent iš jo pusės, kad jisai sugeba viską daryti nuosekliai ir nieko nepraleidžia, nėra jokių pauzių kažkokių. Teatro menas anot režisieriaus skirtas publikai, todėl labai svarbu, kad į teatro meną būtų grįžtama per kūrinį jo analizę. Nė vienam kūrėjui nepaliekama laiko stebėjimui, aplinkos pajautimui. Kūrybai reikia laiko. Styga, sakykime, nesuskambės, jeigu pats žmogus, pats muzikantas neskambės. Ar ne? Tai taip pat yra ir jeigu režisierius neskambės pats, tai jis nesuskambins ir aktorių stygos ir jų stygos nepersiduos žiūrovų. Dar viena iš jo savybių tokių puikių, sakyčiau, kad jisai nenužmogėja statydamas spektaklį ir jisai išlieka žmogumi ir stengiasi, kaip čia pasakius, nenueiti į pievas, į lankas ir išlikti iš tikrųjų žemiškas ir tai labai padeda, nes bendraujant su kolektyvu labai sunku yra, jeigu tu pradedi kažkur skraidyti padebesiais, jie tavęs pradeda nebesuprasti. Ramūnas, aišku, yra gan griežtas dėl to, kad, kaip ir visi, matyt, režisieriai turi savo kaprizų, tokių gerų kaprizų, sakyčiau, pavyzdžiui, repeticijos metu sugalvoja ir neleidžia eiti niekam į pertrauką. Ir visi dirba tol, kol jisai nesugalvoja, kad reikia paleisti juos, štai jau jie pavargo. Daugiausiai režisūrinių darbų Ramūnas Kaubrys yra sukūręs Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre, nors teko dirbti ir kitose Klaipėdos teatruose, statė spektaklį Latvijos nacionalinėme dramos teatre. Už puikią režisūrą jis yra ne kartą pagerbtas ir įvertintas. 2004 metais jam įteiktas auksinis scenos kryžius, 2006 nominacijoje metų režisierius apdovanotas padėkos kauke, o 2008 metais antrą kartą įteiktas auksinis scenos kryžius. Jo reiklumas, jo tasai nuoseklumas ir darbo tikslingumas pranoksta visų kitų režisierių, būtent tas visas savybės. Jisai antiek yra reiklus savo ir reikalauja labai daug iš visų kitų, kad tiesiog nėra laiko galvoti apie pašalinius kažkokius dalykus ir praktiškai atsiduodi visada to spektaklio statymui, koks jis bebūtų tas spektaklis. Šiuo metu Ramūnas Kaubrys vadovauja Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui. Nors šiose pareigose jis neseniai, tačiau šis naujas vaidmuo režisieriaus gyvenime toks pat svarbus, kaip ir bet koks darbas, kurio jis imasi, bet anot Ramūno Kaubrio, teatro vadovas ne profesija, o pareigos. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu galimybę patirti naujoves savo gyvenime. Bet tikrai
jau suprantu, kad tai ne profesija, bet režisūra tai yra profesija. Nesitikėkit, kad vienas žmogus atėjęs į šitą teatrą staiga viską pakeis. Tai yra neįmanoma, čia yra bendra kultūros politikos problema. Ir labai būtų liūdna, jeigu staiga atėjęs naujas vadovas, tarkim, į atėjusią naują vadovą būtų žiūrima kaip į dievą. Jisai turi virš save žmonės, jis yra pavaldus kultūros ministerijoje. Laiko kūrybiniam režisieriaus darbui Ramūnui Kaubriui pastaruoju metu lieka vis mažiau, nors jis didelė dalimi prisideda prie muzikinio teatro repertuaro kūrimo, stengiasi formuoti darnų kolektyvą. Reikia pastoviai pulsuoti, pastoviai, kad ir nedidelius darbelius, nedidelius, kad ir koncertą arba kažką, tai nesvarbu forma kokia, bet bent jau taip, kaip grubiai tariant, bent kaip trenažas turi būti. Tai 2 metai iškritę kūrybiniam procese, neturint didelių trenažų, nors buvo chorų karai per tos 2 metus, šiek tiek kažkokis irgi prisilietimas, sakykime, vis tiek, nes teko irgi mąstyti, kažką siūlyti ir taip toliau. Bet taip tokių kaip spektaklis, didelis, maštabiškas. Spektaklis tai yra irgi organizacija. Tai yra organizacija, pastatyti spektaklį, tik tiek, kad tai trunka 2-3 mėnesius. O teatro vadovas ateina vadovauti ir paskiriamas 5 metam. Tai tiesiog dabar aš statau spektaklį, kuris truks 5 metus. Dar tik 3 mėnesius dirbantį šiose atsakingose pareigose ir daug žinių reikalaujantį darbą, Ramūnas Kaubrys jaučia didelę atsakomybę. Ateityje teatrą, kuris turi pilną orkestrą, aš turiu omeny sudėtimi. Mums viso labo šiai dienai trūksta 5 muzikantų. Viso labo, tai yra labai nedaug. Bet kol kas yra sudėtinga įtikinti, kad mums reikalinga tokia finansinė injekcija darbo užmokesčio fonde, kad reikia 5 muzikantų. Muzikinėme teatre Ramūnas Kaubrys norėtų matyti originalius režisierius, dizainerius ir choreografus. Ir nors vadovas pastebi šio dar gana jauno teatro trūkumus, tačiau tiki, kad jam pavyks papildyti kolektyvą jaunais specialistais tam, kad teatras būtų tikrai pilnavertis ir galėtų suskambėti gražiausiais garsais. Po trumpos pertraukos papasakosime apie lietuvių grožinės literatūros pradininką Kristijoną Donelaitį, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Kristijonas Donelaitis – pirmasis lietuvių poetas, nepakartojamas literatūros talentas, kurio įtaką vėlesniai lietuvių kultūrai sunku ir nusakyti. Laisvalaikiu jis kūrė eiles lietuvių ir vokiečių kalbomis, darė įvairius prietaisus ir instrumentus, kūrė muziką. Šiandien laidoje norime papasakoti apie Kristijoną Donelaitį. Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime netoli Gumbinės. Jo tėvas buvo lietuvis, laisvas nuo baudžiavos ūkininkas. Mama anksti liko našlė, bet sugebėjo į gyvenimą išleisti 7 ar 8 vaikus. Iš pradžių jis mokėsi Beturčių mokykloje, vėliau Karaliaučiaus lotyniškoje 5-metėje mokykloje, kurioje be teologijos mokslų daug dėmesio buvo skiriama lotynų kalbai, taip pat graikų ir hebrajų kalboms. Nemažai studijavo antikinius autorius. Šios mokyklos mokiniai, užsidirbdami maistui, giedodavo per laidotuvės, patarnaudavo universiteto valgykloje, kartais net eidavo elgetauti gatves. Jisai gyveno laikotarpyje, kuomet Prūsijoje vis labiau įsigalėjo pietizmas. Pietizmas tai iš pat pradžių buvo, tokia, galim sakyti, kaip liuteroniška sekta, kuris įsivystė Špenerio ir Frankės iniciatyvą, nes liuteronų bažnyčia niekada nekalbėjo apie tokį kaip atsivertimą dramatiniu būdu, ką akcentavo Frankė. Ir bažnyčia iš pat pradžių prieštaravo tokiai naujai teologijai. Tačiau ilgainiui pietizmas įsitvirtino Prūsijos karaliaus Friedricho Vilhelmo I pastangomis. Ir jis buvo įtvirtintas netgi administracinėmis priemonėmis. Tad Donelaitis iš pat pradžių lyg ir nebuvo toks ryškus pietistas, tačiau gyvenimo pabaigoje jis jau vis labiau ir labiau išpažino tokį kaip ypač aktyvų
reiškia, krikščionišką gyvenimą pagal pačių pietistų nustatytas taisyklės. Nuo 1736 metų 4 metus Kristijonas Donelaitis mokėsi Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultete. Studijuodamas sunkiai vertėsi, o kartą bado išsekintas net susmuko. Gyveno studentų bendrabutyje, greičiausiai gaudavo stipendiją kaip labai gabus studentas. Kitaip tariant, buvo labai išprusęs 18 amžiaus žmogus, kunigas, dvasininkas, poetas, kuris labai giliai suvokė savo tautos padėtį, likimą, savo epochą. Paskaitos universitete vyko lotynų kalba, o be teologijos disciplinų dar buvo mokoma senųjų kalbų, dėstomi poetikos kursai, gamtos mokslai, matematika, mokomosi muzikos teorijos bei grojimo mažaisiais vargonėliais. Donelaitis lankė ir lietuvių kalbos seminarą, kur buvo mokomosi gramatikos, praktikuotasi versti kalbėti lietuviškai. Baigęs universitetą Donelaitis paskiriamas Stalupėnų mokyklos mokytojų bei bažnytinio mokinių choro vedėjų, o netrukus ir šios mokyklos vadovų. Manoma, kad čia mokydamas Donelaitis jau rašė pasakėčias. Nebūtų kūręs mažoj Lietuvoj, nebūtų buvęs liuteronų kunigų, jis būtų tuos metus kitaip parašęs. Aišku, jis buvo aukštos kultūros žmogus, turėjo ir žinojo ir būtent kitas literatūras, tai savame aišku dalykas, bet vienu žodžiu, kas liečia taip išsireiškimo būdos ir visa kita buvo sąlygotas ir religinė literatūra. 1743 metais Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio parapijos kunigu ir ėjo šias pareigas iki mirties. Čia vedė mirusios Stalupėnų mokyklos vedėjo našlė Ona Regina, greičiausiai vokietė. Vaikų jie nesusilaukė. Tolminkiemyje jis gavo valdyti klebono ūkį, kurį sudarė apie 40 hektarų žemės. Netaip jau labai rūpinosi ūkio reikalais, daugiau ūkį tvarkė jo žmona, o jisai buvo užsiėmęs kitais visais dalykais, barometrais, klavesinais, poezija, tikybos mokymo dalykais. Na ir Teofilis Ruikys pabrėžia, kad Donelaitis buvo silpnos sveikatos ir dėl to net nebuvo apėjęs savo laukų, iš tikrųjų nelabai galėjo kam nors ir priekaištauti. Kristijonas Donelaitis buvo labai pasišventęs dvasininkas, pats pastatė bažnyčią, pastatė našlių namus, kurią Lietuva atkūrė dabartinėme Čistyje Prudy, ten apie 40 metų Donelaitis kunigavo ir dirba visą dvasininko darbą ir kartu menininko darbą. Manoma, kad palankesnės literatūrinės kūrybos sąlygos Kristijonui Donelaičiui susiklostė po 1765 metų. Tuo metu jis vertė į lietuvių kalbą giesmes, parengė pamokomąją knygelę ūkininkams. Būdamas 18 metų jaunuolis, pradėjo naudotis tais giesmynės intensyviai. Paskui buvo vėliau, kurį laiką buvo ir kantorius ir turėjo toliau naudotis. Ir būtent tie giesmynai fiksavosi į jo atmintį. Todėl galima sakyti, kad Donelaičio poezija išaugo iš giesmynų poezijos. Iš kitos pusės tai nenuostabu, nes iki Donelaičio šedevro lietuviškai nebuvo rašyta ypatingai reikšmingų poetinių tekstų. Maždaug tuo metu buvo sukurtos ir 4 epinio pobūdžio giesmės – pavasario linksmybės, vasaros darbai, rudenio gerybės, žiemos rūpesčiai, iš viso 2968 eilutės. Juk Donelaičio metai mums duoda visą istorinės epochos paveikslą ir kartu nušviečia gamtos ir žmogaus gyvenimą ir vaizdą. Ir kartu ten mes susidurėme su beveik visomis civilizuoto žmogaus kategorijomis, su valstybė, su papročiais, su Dievu ir kitokiom sampratom. Ir žinoma, pagrindinis ir didžiausias dalykas yra tai, kad Donelaitis turėjo nepaprastą Dievo dovaną. Apie viską kalbėti nepaprastai vaizdingai, nepaprastai gyvai. Rankraščiai po kurio laiko pateko į Liudviko Rėzos rankas. Jis 4 Donelaičio giesmes pavadinęs metais išleido 1818 metais. Spėjama, juk Donelaitis savo kūrinių nepublikavo. Liko rankraščiuose ir originalūs rankraščiai ne visi išliko. Jo tik tai draugai, kunigai 2 dalis metų paties svarbiausia ir garsiausia kūrinio nusirašė ir tie nuorašai išliko, Rėza juos surado.
Jo Donelaičio metai sukurti yra 1765, 1775. Rėza pasielgė labai įdomiai su Donelaičio metais, jis 400 eilučių išmetė lauk, kadangi jam atrodė jos per grubios. Rėza nevengė daug tokių žodžių, kurie šiandien mums sakykime, tokios civilizacijos paveiktiems žmonėms atrodo labai jie, neetiški, negražus. Mes turime tokią grožią sampratą. Sakysim, ten Donelaitis norėdamas paniekinti ir apibūdinti kokį menko charakterio arba menką žmogų, labai dažnai jį pavadina šūdvabaliu. Šiandien, kada tai sakai, skamba per daug lyg aštriai. Tai Rėza irgi tokių dalykų, bandė tokius dalykus pašalinti iš to teksto. Bet Rėza atliko savotišką kultūrinį ir literatūrinį žygdarbį. Jis išvertė Donelaičio metus į vokiečių kalbą ir organizavo jų publikaciją. Ir tokiu būdu pristatė šitą kūrinį Europos literatūrai ir kultūrai. Ir Donelaičio metai ir Donelaitis kaip poetas yra vienintelis lietuvių autorius įtrauktas į Europos šedevrų literatūros sąrašą. Be to išliko 6 Donelaičio pasakėčios lietuvių kalba, keli proginiai eilėraščiai vokiečių kalba, atrodo jis buvo rašęs religinių giesmių. Retkarčiais pas Donelaitį rinkdavosi siauras namų bičiulių ratelis. Šeimininkas skaitydavo savo poeziją, mėgo dainuoti, skambindavo fortepijonu, pats komponavo muziką. Beje, Donelaitis antrasis Prūsijoje po savo brolio Pričkaus Donelaičio padarė fortepijoną, vėliau 2 ar 3 klavesinus. Mėgo šlifuoti optinius stiklus, sklido kalbos apie jo padarytus barometrus ir termometrus, laikrodžius. Jis buvo kaip kunigas, gal ramaus būdo, ne toks kaip Mažvydas, kuris kartais buvo gana impulsyvus, tačiau vėlgi tiek Mažvydas, tiek jis buvo reiklus kunigai, reikalavo, kad tie lietuvininkai, kuriuos jis nepaprastai mylėjo, pažintų krikščionišką tikėjimą. Jis buvo iš tų kunigų, kuris teologinių darbų lyg ir neparašė. Jis parašė, tai poetinius darbus, žinoma, žymiausia tai poema Metai. Tačiau panagrinėjus poemą Metai, matyti, kad ten yra nemažai teologinių fragmentų. Pastoriaus pareigos padėjo gerai pažinti valstiečių buitį, moralę ir socialinę kaimo padėtį. Tolminkiemio parapijoje lietuvis tesudarė vos trečdalį visų gyventojų. Maišantis tautybėms nyko senieji papročiai ir senoji gyvenimo sankloda. Su antikinė literatūra buvo puikiausiai susipažinęs, tą liudija ir jo laiškai rašyti vokiečių kalba, ir eilėraščiai, nes jis ten mini kai kuriuos graikų, pavyzdžiui, romėnų dievus. Tai vadinasi, puikiai žinojo tą mitologiją. Tai kiek ta tradicija jį paveikė rašant metus, sunku pasakyti, bet atrodo, kad yra paveikusi. Nes, pavyzdžiui, tas žmogaus gyvenimo ir gamtos, ta paralelė, kuri yra visuose metuose labai ryški ir kurią apibendrino etnologai iš esmės tik tai XIX amžiaus antroje pusėje, jau Donelaičio metuose puikiausiai yra matyti. Kad veikė ir tuo metu senoji, ta lietuviškoji pasaulėjauta, mes sprendžiame tada iš kitų jau dalykų, kurių metuose yra, tai yra įvairių mitinių personažų paminėjimus. Tiesa, jau jie labiau kaip folkloriniai personažai, ne kaip dievai senojo mūsų panteono minimi. Tai pirmiausia Perkūnas, velniai ir velniuvos visokios, deivės, bildukai ir taip toliau. Ir reikia pasakyti, kadangi Donelaitis vis tik buvo kunigas, suprantama, jis jau juos vartojo tokia jau kaip demonus tam tikrus, kuriais nereikia sekti. Ir ką jis ėmė iš gyvenamosios aplinkos, tai įvairių kalendorinių švenčių ir žemės ūkio darbų pradžios ar pabaigos šventės arba kokios nors tos šventės nuotrupos. 2014 m. sausio 1 dieną minėsime 300-asias Kristijono Donelaičio metinės. Šiandien aktyviai veikia Kristijono Donelaičio draugija, kuri leidžia laikraštį Donelaičio žemė. Rašytojas Rimantas Černiauskas šiuo metu kuria novelių romaną apie šį poetą. Klaipėdoje kaip visuomet netrūksta kultūrai ir menui skirtų renginių. Pristatau jums naujausius kultūrinius renginius. Balandžio 8 dieną Baroti galerijoje atidaryta latvių dailininkų Ilzės Volonte ir Marijo Čačkos tekstilės darbų paroda Playing Back. Dailininkų idėja paremta žaidimu su skirtingomis moderniomis tekstilės meno priemonėmis, kur dominuoja aplikacija spausdinimas mašinėle ant spaudai.
Balandžio 8 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre vyko leidinio Raktai į Lietuvos miestus pristatymas. Šiame albume, sudarytame iš 70 fotografijų ir 16 esė, pristatome Lietuvos miestai. Albume esė rinkinyje pristatomos kultinės vietos, į kurias turistų neveda. Tai nuotraukomis iliustruotas leidinys, kuriame sugretinami dviejų skirtingų profesijų žmonių požiūris į miestą – fotografas ir rašytojas. Balandžio 13 dieną Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta dailės studijos Vasara narės Patricijos Regesaitės personalinė paroda apie viską. Balandžio 14 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje vyko Šarūno Novicko knygos Kaip gyveni, taip ir atrodai pristatymas. Balandžio 15 dieną Rūtų galerijoje buvo atidaryta Vido Pinkevičiaus naujausių tapybos darbų paroda. Ekspozicijoje istorinės mitologinės tematikos darbai. Šiandien laidoje papasakojame apie Kristijoną Donelaitį. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusi su šia tema. Kaip vadinasi eiliavimo forma, kuria Kristijonas Donelaitis parašė garsiąją savo poemą Metai? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@artstreet.lt. Kitą savaitę burtų keliu mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje, kuris vyks balandžio 20 dieną. Tada koncertuos Lietuvos simfoninis orkestras. Praėjusioje laidoje uždavėme klausimą, su kokiu žinomu lietuvių kultūros veikėju artimai bendravo Pilypas Ruigys. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovas Alfredas Kaneva. Šiandien su juo ir susitinkame. Tai koks yra teisingas atsakymas? Teisingas atsakymas yra Kristijonas Donelaitis. Taip, tai yra teisingas atsakymas ir iš kur jis sužinojo? Visada žiūrim jūsų laidas. Labai smagu ir už tai mes norime padovanoti kvietimą dviems asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje, kuris vyks balandžio 15 dieną ir tada koncertuos Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Prašau. Ačiū. Šios savaitės laidos nugalėtojų tapo Robertas Butkevičius. Sveikiname. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šis pusvalandis su laida Kultūra Plius neprailgo. Susitiksime labai greitai, po savaitės Baltikum televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.